Turtuolis tai buvo įpratęs matyti tik save, kad net po mirties tebežvelgia vien į save. Gyvenime jis įsakė kitiems, traktavo juos kaip tarnus ir net amžinybėje toliau dalina įsakymus. Abromui, Lozoriui, lyg visą visatą vis dar turėtų suktis aplink jo poreikius. Tačiau nei vieno žodžio atsiprašymo, nei menkiausio man gaila Lozoriui, nei akimirkos apmąstymo apie savo iššvaistytą gyvenimą. Net mirties tamsoje jis nesiliauja galvojęs tik apie save. Štai Jėzaus perspėjimas. Po mirties niekas nepasikeičia. Jei šiandien nesimaitinu Dievu, rytoj jo ir nenorėsiu. Jei šiandien gyvenu tik savo, toks bus ir po to. Netidėliokime atsivertimo senatvei, nesakykime, dar spėsiu. Šiandienos vidutinybė rytoj taps kalėjimu. Šiandien yra išminties diena. Šiandien metas keisti santykius, įpročius, gyvenimo stilių pagal Evangeliją. Šiandien atskleisk geriausia, kas yra tavo gyvenime. Gražios dienos.